šioje ir kitoje paskaitoje kalbėsime apie technologijas, ketvirtąją pramonės revoliuciją ir dirbtinį intelektą. Prieš keletą metų prasidėjusi ketvirtoji pramonės revoliucija atneša didžiulius socialinius pokyčius, kurie keičia mūsų gyvenimą. Ji fundamentaliai keičia įmonių marketingo strategijas, vartotojų gyvenimą ir apsipirkimą. Todėl šioje paskaitoje aptarsime, kaip šios technologijų pokyčiai veikia įmonių marketingo veiklą ir vartotojų elgseną. Pirmiausia, reikia plačiau pažvelgti į prekybos rinką. Yra offline prekyba, tai yra prekybos centrai, supermarketai, parduotuvės ir tradicinės rinkos. Visi šie tradiciniai prekybos subjektai patiria stagnaciją ir nuosmukį. Žinoma, internetinė prekyba sparčiai auga. Internetinė prekyba vadinama e-kamalais ir mobilioji prekyba. Tai naujos prekybos formos, kurios taip pat sparčiai plečiasi. Šiuo pačiu metu plečiasi ir omnikanalas. Viena iš pagrindinių temų, apie kurias šiandien kalbėsiu, yra omnikanalas. Kanalo sąvoka reiškia prekybą. Omnikanalas gali būti laikomas naujų prekybos būdų, tradicinė prekyba, internetinė prekyba, mobilioji prekyba. Visos šios formos nevyksta atskirai, o vyksta kartu. Ir tai vadinama omnikanalu. Pateiksiu paprastą pavyzdį. Tarkime, noriu nusipirkti kuprinę. Aš einu į prekybos centrą, į kuprinių parduotuvę. Tai yra offline prekyba. Pasirinkti kuprinę. Šiuo metu, kai turiu sumokėti kortelę, įsitraukiu telefoną ir ieškau, kuri internetinė parduotuvė siūlo geriausią kainą. Žmogus randa tai ir užsisako vietoje. Jei šalia ateina parduotuvės darbuotojas, tai gali būti labai nemalonu. Dabar jis užsisako ir grįžta namo. Tuomet siuntimas užtruks apie 2-3 dienas. Tai taip pat nepatinka. Dieną jis tiesiogiai eina į prekybos centrą ir užsisako maišelį telefonu, o vakare tas maišelis jau yra atvežtas prie mūsų namų. Į artimiausią parduotuvę šis žmogus nusipirko maišelį. Tačiau viskas offline, online, mobilusis įvyko vienu metu per vieną dieną. Tai vadinama omnikanalu. Tai galima laikyti pradinio etapo omnikanalo pavyzdžių. Pastaruoju metu kalbama apie tikrąjį omnikanalą, kuris apima offline, online ir mobilųjį, kai viskas sumaišoma ir vyksta kartu su virtualia realybė, papildyta realybė arba dirbtiniu intelektu, kurių deriniai sukuria naują, anksčiau neegzistavusią prekybos formą, vadinamą omnikanalu. Galų gale ketvirtoji pramonės revoliucija ir informacinės technologijos fundamentaliai keičia prekybos rinką, o šių pokyčių pagreitintojas buvo korona. Be kontakto vartojimas ir be kontakto apsipirkimo plitimas pastaruoju metu gali būti laikomas dar viena didelė tendencija prekybos rinkoje. Kitoje pusėje matyti tendenciją ekologiškumą, sveikatos ir gerovės temas. Mūsų atomi aktyviai propaguoja ESG valdymą, daug dėmesio skirdama ekologiškumui savo versle. Payveizei naudodama ekologiškus popierinius produktus vietoj plastiko arba vykdydama Blue Marine projektą. Taip pat yra mūsų atomi pavyzdžių, tačiau norėčiau pristatyti Linus projektą Prancūzijoje. Yra žinoma pieno produktų įmonė Danone. Ji daug perka pieno žaliavų, tačiau šios karvės raugdamos ir pūsdamos orą išskiria daug metano dujų. Taigi, šioje Danone įmonėje pradedame projektą. Mes kuriame žolę, kuri išskiria mažiau metano dujų. Tai yra linų žolė. Kai šią veislę pagerintą linų žolę davėme karvėms, pastebėjome, kad pienas gautas iš šių karvių turi daug daugiau omega-3 komponentų. Tai pagerino produkto kokybę. Leidžia suprasti, kad šią žolę valgantys gyvuliai išskiria mažiau metano dujų. Tai padarė didelį indėlį į Europos oro valymą. Tai bus naudojama marketinge. Paskelbsime didelį skelbimą laikraštyje. Tai sulauks geros reakcijos, todėl Europo vartotojai daug pirks Danone produktų, o tai padidins pardavimus. Tai labai įdomus pavyzdys.
Klientai taip pat keičiasi, vartotojai taip pat keičiasi. Pirmiausia, galime pastebėti demografinius pokyčius, vieno asmens namų ūkių skaičiaus didėjimą. Apie trečdalis namų ūkių sudaro vieno ar dviejų asmenų šeimos. Dėl to keičiasi ir apsipirkimo įpročiai. Be to atsiranda naujos klientų grupės, tokios kaip aktyvūs senjorai, jėlo karta, tarptautinio pirkimo entuziastai. Ar esate girdėję apie tai? Aktyvūs senjorai 506-070 metų amžiaus vartotojai, skirtingai nei anksčiau, aktyviai ieško savo gyvenimo, tampa aktyviais vartotojais, tu gyveni tik kartą, tai reiškia, kad gyvenimas yra vienas. Nereikia per daug save varžyti, reikia gyventi džiaugsmingai. Tokios vertybės plinta. Tarptautinis pirkimas. Dabar prekybos sritis peržengia laiką ir erdvę. Galime keliauti bet kur. Į UAV, Prancūzija, Japonija, Kinija yra internetas ir išmanieji telefonai. Dėl šios technologijos galime ieškoti ir pirkti norimus produktus visame pasaulyje. Tai vadinama tarptautiniu pirkimu ir tai yra nauja tendencija šiandien vartotojams, ypač jaunai kartai, vis labiau plinta. Darbo ir laisvalaikio derinimas, siekiant pramogų ir malonumo. Tai pasireiškia vartojimo poliarizacija arba dviguba vartojimo elgsena. Net jei pajamos nėra didelės, žmonės taupo pinigus ir perka maišus ar laikrodžius. Anksčiau tai buvo laikoma prabanga, tačiau dabar tai nėra prabanga. Tai yra labai svarbus vartojimo veiksmas, suteikiantis energijos kasdieniam gyvenimui. Galima sakyti, kad tai yra vertės vartojimas, o šiek tiek neigiamai dvigubas vartojimas. Tai yra nauja tendencija. Jūs dabar negalite gyventi be interneto. Dabar internetinė prekyba tapo prekybos sinonimu. Anksčiau tam tikri produktai buvo skirstomi į internetinius ir fizinius, tačiau dabar visi produktai yra internete. Dabar internetinės įmonės tapo naujais prekybos lyderiais, o ne tradiciniai prekybos tinklai, kuri yra didžiausia prekybos įmonė mūsų šalyje. Ką galvojate, jei kalbėsime apie sandorių apimtis? Tai pirmiausia, galvojame apie Naver, o kas būtų antras? Tai yra apie Kaupang. Mes žinome, kad tradiciniai didieji mažmenininkai yra žemiau, o virš jų yra įmonės, kurios pradėjo veiklą internetu ir dabar yra lyderiai. Buvo vienas lemiamas įvykis - Kaupange tiesiogiai įsitraukė į JAV akcijų rinką, o jos rinkos kapitalizacija viršijo 100 trilijonų. Taip pat svarbu paminėti pristatymo kultūros plėtrą. Žinoma, anksčiau mūsų šalyje jau buvo pristatymo kultūra, tačiau korona lėmė, kad ji išsiplėtė, dėl to pradėta tiesiogiai parduoti prekes. Yra verslas, kuris užsiima prekių pristatymu. Tai yra prekybos verslas. Dabar prekybos apibrėžimas neteko prasmės, dabar visos pramonės šakos tapo prekybinėmis. Taip pat galima pažvelgti ir kitaip. Pastaruoju metu paslaugų ar apsipirkimo aplinkos pokyčius galima vertinti kaip be kontakto nesmeninį apsipirkimą, tačiau už to slypi technologijos. Technologijų pagrindų veikiančiose paslaugų taškuose klientai patys atlieka tam tikras užduotis. Tai yra savitarnos užsakymas, supermarketų savitarnos kasos, oro uostuose savitarnos bilietų kioskai. Viskas pasikeitė per 2-3 metus. Visa tai remiasi technologijomis, kad paslaugas teiktų patys savo. Žinomi mažmenininkai tokie kaip Walmart ir mūsų šalies Emart visi stengiasi greitai pasinaudoti technologijomis, kad sutaupytų klientams laiką ir pastangas, taip pat suteiktų galimybę patogiai apsipirkti. Vienas įdomus pavyzdys yra apsipirkimo būdo pokyčiai. Ar girdėjote apie terminą gyvas komercija, jis taip pat vadinamas rabanka. Ši technologija paremta internetu arba transliacija leidžia tiesiogiai bendrauti su vartotojais realiuoju laiku, naudojant pokalbių ar diskusijų formas. Gyvas komercija plinta vis plačiau. Tiek žinau, Atomi taip pat prisitaiko prie šių prekybos rinkos tendencijų ir neseniai pradėjo naują Rabang gyvos komercijos turinį. Kiekvienais metais rašau straipsnių žurnale Geibėje, kuris leidžiamas Dong A Ilbo. Rašydamas straipsnį pasirinkau tokį pavadinimą. Pradeda veikti naujas paskirstimas, kai mes gyvename hiperprisijungtoje visuomenėje. Šiandieninė visuomenė yra būtent hiperprisijungta visuomenė. Kas yra sujungta? Žmonės, žmonėmis, žmonės, mašinomis, mašinos, mašinomis. Viskas yra sujungta. Šie
Nematoma tinklas vadinamas ryšiu. Iš esmės keičia mūsų visuomenę. Šiuo atžvilgiu norėčiau trumpai pristatyti Hoikangion. Nuosavybės pabaiga dabar. Nuosavybės era baigėsi ir ateina ryšio era. Tai pabrėžia, kad anksčiau aš pirkau daiktus, juos parsineždavau namo ir naudodavausi vienas, kadangi dabar visos visuomenės yra tarpusavyje susijusios, nebūtina visko turėti, galima pasiskolinti, dalintis ar keistis informaciją tarp žmonių ir būtent ši sujungta visuomenė formuoja mūsų gyvenimą. Manau, kad tai puikiai atspindi šio laikmečio knygos turinį. Taigi, aš vėl parašiau straipsnį šioje deibėje žurnale. Omni kanalo pasaulis, šiandienos vartotojas, nėra tas pats, kas vakar. Naujas apsipirkimo elgesys, kurį matome, yra greitas internetinių sandorių augimas. Jūs žinote, kas yra juodasis penktadienis. Ta dieną mažmenininkai ir gamintojai siūlo didžiulius išpardavimus. Anksčiau žmonės penktadienio rytą nuo ankstyvo ryto susirinkdavo ir laukdavo eilėse. Tačiau pastaraisiais metais tokio vaizdo jau nebeįmanoma pamatyti, nes turint mobilųjį telefoną ir internetą apsipirkti tapo labai patogu. Juodojo penktadienio pardavimai tapo didžiuliu įvykiu. 2015 metais LTV juodąjį penktadienį per vieną dieną pardavimai parduotuvėse siekė apie 12,1 milijardo dolerių, o internetiniai pardavimai pradėjo sparčiai augti. Panašių pavyzdžių yra ir Kinijoje. Ar girdėjote apie dviejų vienišų dieną? Kinijoje per šventąjį vienišų žmonių dieną garsus interneto milžinas Alibaba pradėjo didžiulę išpardavimą. Ta diena Kinijoje per vieną dieną įvyksta milžiniški pardavimai. 2015 metais internetu buvo pasiekta 14 milijardų dolerių. Tai neįtikėtinas skaičius. Kiekvienais metais pardavimai auga 30–40 procentai. Praėjusiais metais buvo pasiektas net 80 trilijonų vonų sandorių kiekis, kuris sulaukė didelio dėmesio. Tai tikrai įspūdingi skaičiai. Dabar rinka juda internetu, o internetas ir išmanieji telefonai ją varo į priekį. Leiskite trumpai paminėti LTV pavyzdį. Interneto prekybos sinonimas yra Amazon. Pajamų atžvilgiu. Walmart užima pirmąją vietą, tačiau augimo požiūriu Amazon negali prilygti. Walmart bando naujas paslaugas, leidžiančias užsisakyti internetu ir atsiimti prekes parduotuvėje. Ir tai yra Walmart paslauga vadinama botis. Jau paviai internetinės ir fizinės prekybos įmonės bando naujas paslaugas, kad pritrauktų klientus. Galime paminėti ir Amazon pavyzdį. Norėčiau pristatyti paslaugą vadinamą Prime Wardrobe. Kokia tai paslauga? Tai norite nusipirkti drabužių ar batų. Nesvarbu, ar turite abejonių, ar pirkti. Tiesiog užsisakykite. Užsisakius gausite netgi tuščią dėžę grąžinimui. Galėsite išbandyti drabužius ir batus namuose. O tai, kas jums patiks, galite pasilikti, o už tai sumokėti. Jei kas nors nepatinka, mes patys nemokamai surinksime. Galite užsisakyti iki 15 drabužių ar batų. Mokėjimas neveikia. Nereikia dėl to jaudintis ir jūs gaunate prekes namuose, o mokėjimas vykdomas tada. Tai yra Prime Wardrobe paslauga. Tai buvo labai populiari paslauga. Viskas yra pagrįsta technologijomis. Ketvirtoji pramonės revoliucija ir informacinių technologijų evoliucija keičia rinkos aplinką, o tai taip pat žada daug pokyčių Atomy verslo modelyje. Žinau, kad Atomy dabar greitai bando naujus pardavimo būdus. Todėl mums reikia gilaus supratimo ir analizės apie neseniai besikeičiančią prekybos aplinką ir vartotojų pokyčius. Manau, kad ir jūs turėtumėte apsvarstyti Atomy verslo modelį. Šiandien apskritai kalbėjome apie ketvirtąją pramonės revoliuciją ir internetinę prekybą, tačiau kitame užsiėmime aptarsime temas susijusias su prekyba ir virtualią realybę. Šiandienos paskaita baigta. Ačiū už jūsų pastangas. Susitiksime kitame užsiėmime. MPC.